Tai va, labą dieną. Šiandieną aš atvažiavau į Meškos trasas. Tai yra truputėlis naujienų. Tai va, nu čia nėra labai naujiena. Jau buvo pradėtas statyti prieš atostogas. Tai prieš kokią beveik 2 savaitės, gal prieš 2 savaitės. Daugiau kažkaip nuo to laiko niekur nepastatyta. Tai va, yra toksai step downas. Nu toks visai insane. Tai galvoju, gal šiandien reiks bent jau kažkiek pabandyti patvarkyti, padaryti rolinų ir pažiūrėti. Dabar dar yra kita naujiena, kas nėra taip gerai. Tai va, čia nais nuvirto medis. Sakyčiau, čia labai pasisekė, nes medis nukrito tiesiai ant gepo, per patį gepą. Gal biškį trukdytų landingui, bet manau nukapoju šakas. Manau, čia visai gerai gautus tai. Bet šiandien neturiu įrankių tam, nes nežinojau, kad nuvirto. Reiks tiesiog atvažiuoti kitą kartą ir sutvarkyti. Pabandysiu padaryti roliną į tą step downą. Nu jo, įdomiai. Nu kaip pasakyti. Su greičiu atrodo sunkiai, bet tenais įvažiavimas labai toks posunkis. Nu čia pilna šakų, reiktų pravalyti, bet nu taip įdomiai. Gerai, žodžiu, dabar varau, pradėsiu tvarkyti įvažiavimą, gal biškį takelį lygint ir jo, varom. Nu tai va, yra kažkas panašaus į pakilimą. Tai iki čia padariau. Visa trasa dabar jau kaip ir nukasta yra. Samanos, tas bermas ten labai subirėjęs. Reiks atvažiuoti su kirviu ir tiesiog prismaigstyti pagalių ir priremt visokių rastų ir pagalių ir tada žemėm užkast. Jo, pakilimas pastatytas, nu kokią tramcomų per daug į kairę. Landingą irgi reiktų visą perstatyti. Dabar susipakuoju ir dar vieną kokį roliną padarysiu. Ok. Nu ką žinau, persišoko labai lengvai. Nereikėjo stengtis, čia biškiau blogai, bet čia reiks dar daug darbo įdėti. Tiek šiam kartui. Tai va, atvykau šiandien, atsivežiau kirvį, tai bus planas pastatyti tą bermą. Bet manau, pradžiai pradėsiu nuo šito džempo atstatymo. Ne atstatymo, bet sutvarkymo. Dabar varau čia daryti. Tai jo, nu supratau, kad čia tikrai nepavyks užpildyti arba labai ilgai užtruks tokiais įrankiais. Tai jo, aš iškart nuėjau, pastatinau biškį pakilimą. Manau, šiaip gal būtų ir gerai. Manau, reikia išbandyti dabar ir tada nereikėtų tokio didelio landingo statyti. Tai va, padariau vieną roliną, jaučiasi tikrai gerai, tai manau varom ir pabandom. Tai va, atvykau sekančią savaitę. Tai šiandienos planas. Gal bus biški čia kažką patvarkyti, bet šiaip pagrinde šiandieną tvarkysiu pakilimą. Tai jo, pirmas dalykas tai, kad dabar nežinau kaip daryti.
nes čia pastatyta ant jau supuvusio seno pakilimo ir visas čionais juda. Tai gal būtų neblogai paimti viską ir nukast naujas žemes senais ir nugriaut seną pakilimą. Gal gautųsi geriausiai, bet aišku daug darbo. Žodžiu, varau. Nu tai va, kaip ir baigiau pakilimą, nu kaip pasakyt, atrodo visai gerai, bet labai daug laiko sušvaistyta, jau galėjau būti ir nusileidimą baigęs, bet dar reikės vieną kartą, jo. Kastuvas sulūžo, aišku. Nu tai gerai, šiam kartui tiek ir atvažiuosiu kitą dieną statyti nusileidimą. Nu tai ką, dar viena diena. Jo, tai šiandienos planas bus nusileidimas. Jo, tai turiu naujus įrankius. Ir nu ką, iškart ir pradėsim. Tai planas čia biški, nežinau, kažkoks random kampas padarytas. Tai čia biški nulygint ir nukast apačią. Nu tai ką, varom. Tai va, nuo landingo nukastos samanos, visai daug darbo. Nemanau, kad kasiu toliau, nes vis tiek prieš tą šuolį reikės stabdyti. Tai gal čia tik tiek pralyginsiu, bet dabar va čia yra labai daug visokių krūmų. Tai dabar va čia viską ir pravalysiu. Tai va, dabar landingas yra baigtas. Jau tikrai užteks, manau. Manau tikrai gerai. Kadangi dar biškį laiko turiu, grįšiu ir truputį paplatinsiu tą iššokimą iš bermo, nu, iš šitą trasą, iš šitos. Bam. Ir bermas prailgėjo, ir džempas. Tai va, manau, šiam kartui tiek ir susitiksim kitą dieną, kai bandysiu. Tai va, pagaliau atėjo ta diena, kada testuosim. Jau nusileidau kelis kartus, tai dar kartą kylu. Nusileidžiam šitą trasą, tada varysim kitas trasas. Grįšime išbandyti šitą. Vakar labai daug lyja, beveik visą dieną. Šiandien irgi biški. Tai biški dar yra šlapia. Tai va, dabar varau šitą trasą. Kažkaip kuo toliau atrodo greičio daugėja, nors pakilimas mažėja, bet jis kažkaip skrendas tik toliau ir toliau. Bet visai gerai. Nu jo, jau va tokie reikalai. Biškai per toli 2 metrais, tai tokiu antru džempu tas sunkiai įmanomas. Nežinau, ką čia sugalvojau. For no reason sumyniau. Tada pristabdžiau greitį, kurį sumyniau. Ir šokau random į dešinę. Varom dar. Nu ką, važiuosi visai gerai. Dabar reikia padaryti keletą rolinų.
Biški minkštokai ir dar kai šlapia taip sunkokai tas posūkis, bet dar reikia pabandyti, tai antras rolinas. Tai ką, visai gerai rolinai, tai jau čia reikia pabandyti, jeigu bus geras įsibėgėjimas. What the fuck? Eik tu savo. Jo, toks didžiulis nosedive'as, bet gal biški turėjo dalykas tas, kad čia išvažiavau per vėlai ir per arti medžio, tai taip į dešinę į kairę kažkaip nelabai gerų lainų važiavau, bet greitis yra, kurio reikia, tai dar reikia pabandyti biški geriau pravažiuoti. Davai, bandom biški gražiau. Suprantu klaidą biškį, pakilimą tokį padariau, nestatų ir tada patį galą kažkaip gas, kad užstatinau. Tai jo, taip labai meta per priekį. Tai sekantį kartą reikės vis tiek atsiveš kastuvą. Ir čionais gal išimti kokį rastą. Ir dar truputėlį bermą pakoreguoti. Bet šiaip jau, galėjo būti ir geriau, bet pavyko nekrešint. Atvažiavau dar vieną kartą, šiandieną vėl tik statysim, tai šiandienos planas. Čianais bermą biškį sutvarkyti, gal dar rastą uždėti, paaukštinti. Tai čia vėliau ir tada pagrinde visas darbas bus sutvarkyti pakilimą. Čia irgi truputėlį prakast. Ir jo, bent vieną rastą išimsim. Žodžiu, reikės sulyginti. Tai jo, ir varom. Tai va, kem 5 minutės čia bandžiau, dariau visokius pagalius čia dėliau ir vis tiek įdėjau ant galo tą patį, kuris buvo ir, žodžiu, labai nesąmonė čia gavos. Bet šiaip manau dabar visai tiks. Gal tokios staigaus kampo nėra, ten važiuojant pro tolimesnį gal, bet ne tiek svarbu. Tai jo, manau bus gerai. Dabar varom bermą tvarkyti. Tai ką, atvykau sekantį kartą. Šiandieną tikslas bus tą trasą išbandyti, pažiūrėti, ar jau pagaliau bus gerai ir užbaigti šį video. Jau, peniaus. Ne pagal planą. Nepavyksta, ką noriu padaryti. Žodžiu, dabar varom šitą trasą ir padarysim rolinų. Tai va, dar čia užvakar pastatė čia kažką. Tokį kaip step downą mini. Jo.
įdomiai. Ką žinau, reikia gal pabandyti. Na, žiūrim. Ok. Nelabai paskaičiau, kad patogu įsukti į šitą trasą. Į šitą gal patogu, bet greičio nelabai yra. Tai kažkas tokio. Nu ir varom dabar daryti troliną. Ok, manau, bus labai lengvai. Kažkaip netgi greičio taip labai yra. Nu ką žinau, varom. Tai ką, varom dar. Bišį kamerą užkabinau. Čia nais, jo. Oi. Važiuoti visai smagiai, bet toksai minusas, kad, sakyčiau, nusileidimas minkštokas, o dar gal, kad bermas prieš džempą toks minkštokas, dėl to biški kartais lainą susigadina, bet šiaip, ką žinau, visai gerai. For no reason sumyniau, biški fletinau, ne fletinau, bet bottomoutinau. Po dešinę nusileidžiu taip žiūrint. Gerai, šitos trasos šiandienai užteks. Tai va, jau prisirinko žmonių normaliai, nu kiek normaliai, 5, bet vis tiek jau senokai, tai buvo gal tikrai pernai jau. Surenkam 15 laikų ant šito video ir atstatysiu šitą bermą su šitu džempu. Ir tada galėsim padaryti dar vieną video. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitam video. Iki.